Labadiena, su šito video tęsiu joninių devlogą ir pristatysiu mechaniką, kurią suprogramavau. Prašau nekreipkite dėmesio, kad žaidėjai yra be drabužių ar animacijos yra tokios labai paprastos. Dabar tiesiog programuoju žaidimo mechaniką, o visus tos gražius dalykėlius darysiu paskui. O taip viskas atrodo. Paimu butelį. Jeigu jis pasako dialogą, tada aš pasirenku tostą. Tada galiu pasiūlyti išgerti arba Rasai arba Jurgai. Rasai pasiūlykim. Rasa paima, išgeria, sako tostą, paduoda Jurgai, Jurga paima, pasako tostą, išgeria ir galų gale paduoda Egui, kuris lygiai tą patį padarė. Ir paskui bonkė dingsta. Tai kad šitą padaryti, aš sukūriau interfeisą, kuris vadinasi Item Giver Taker, kuriam yra 4 metodai: give item, take item, item is given ir item is taken. Tai šitą interfeisą aš implementavau tiek MPC baziniam blueprinte, tiek žaidėjo blueprinte. Ir tada tiek žaidėjas, tiek MPC gali paimti arba paduoti kažkokius tai daiktus. Gėrimas scenai aš sukūriau Drinking Manager blueprintą. Tai visų pirma, kiekvienam personažui aš užsubscribinu daiktų paėmimo eventus. Ir kai žmogus paima daiktą, tai yra butelį, tada yra paleidžiamas dialogas. Tostas. Tai va, Rasos tostas, Jurgio tostas ir Jono tostas. Tik tai Jonas yra pagrindinis personažas ir jisai tostą pats pasirenka. Tai Regio tostas. Ir va, šitas blueprintas toliau valdo, kas kam paduoda butelį. Ir po butelio padavimo yra iškviečiami šitie eventai, kurie iškviečia dialogą. Ir gautą rezultatą jūs jau matėt. Tai štai prie ko aš dirbau pastaruoju metu. Ir jeigu turite kažkokių tai pasiūlymų, pastabų, kaip galima buvo padaryti geriau arba kitaip, tai rašykite komentarą ir nepamirškite įsidėti joninių į savo Steam wishlistą. Iki!